Ir mano pašnekovė yra Evelina Keturakytė, jinai yra psichologė ir karjeros konsultantė. Ir su ja mes šiandien kalbėsim apie stresą. Iš tikrųjų labai malonu, nes Evelina turi patirties šitoj sferoj ir manau, kad bus labai naudingas ir įdomus pokalbis. Tai sveiki, Evelina. Sveiki. Tai taip, labai malonu, kad pristatėt. Aš gal šiek tiek dar tiem, kas klauso, ir patikslinsiu, nes, kaip yra tas psichologų skirstymas, ar ne? Tai vat būtent aš pati esu baigusi organizacinės psichologijos magistrą, tai taip ir šiandien pasikalbėsime, aišku, paliesime tą bendrą streso temą, ar ne, ir su pavyzdžiais pabandysiu tiesiog daugiau truputį ir apie tą darbinę sritį paliesti. Tai galbūt tada ir galėtume pradėti nuo tokio bendro klausimo, nes iš tikrųjų visi esame apie tą stresą girdėję, maždaug įsivaizduojam, kad jis yra vienoks ar kitoks, bet kartais, kai ateina jau laikas su juo ar tvarkytis, ar atpažinti į savyje, tai kyla sunkumų. Tai galbūt ir pradėkime nuo to, tada kas apskritai yra stresas, kuo jis mums žalingas ir galbūt jis netgi gali būti mums kažkuo naudingas. Taip, tai iš tikrųjų apie stresą atrodo girdim dažnai ir daug, ar ne? Visur yra tos informacijos, galbūt ir tokios truputį paviršinės ir tada labai daug išsipučia tas burbulas, ar ne? Nes toks turbūt, kad daugelis, jeigu paklausčiau, irgi turbūt turim tokį pagrindę neigiamą įsivaizdavimą ir kartais net ir savo tą organizmo reakcija, ar ne, kodėl man reikia šiuo metu tą stresą patirti, ar ne, toksai kaip trukdantis dalykas. Bet aš tikiuosi, kad kai šiandieną pakalbėsim, pamatysim truputį ir tuos kitus kampus, kaip mes su juo galim susidraugauti, palenkti ir savo naudai. Tai va, o pradedant taip bendrai, ar ne, nuo to pačio apibrėžimo, tai iš tikrųjų kažkur tai 1939 metais, man atrodo, tai ne taip ir seniai, tas mane pačią irgi šiek tiek nustebino, endokrinologas Hans Selye apibrėžė, iš vis kaip ir, sukūrė, ar ne, streso apibrėžimą. Ir tai būtent yra, ar ne, kad stresas tai yra natūrali mūsų kūno reakcija į fizinius ar emocinius iššūkius. Ir mes kartais galvojam, kad tas stresas yra toksai kaip ir rudimentas, ar ne, kuomet ten labai girdim, kad praeityje, kuomet ten reikėdavo, ar ne, ta reakcija būdavo kovoti arba bėgti, jeigu susiduriam su kažkokiu tais pavojumi gyvūno, ar ne, tenais. Ir retai pamąstom apie tai, kad vis tiek žmogaus tame vystymėse tikrai daug ankstesniuose amžiuose vis tiek vyko ir tie patys socialiniai ir emociniai įvykiai, ar ne? Ir tai būdavo, tos pačios, sakykime, ar neištikimybės, ar ne, ar ten kažkas negrįžta tiesiog žmogus iš kažkokios ilgos kelionės ir neturi nei telefono, ar ne jokio ryšio, kitas žmogus net nežino, ar jisai, tarkim, žuvo, ar ten kažkur dar kažkas atsitiko ir gali visą gyvenimą taip pat ir nežinoti. Tai to įvairaus tokio ir socialinio emocinio streso žmonės tikrai patirdavo visą laiką. Ir tarkim, ir dabar mums tas stresas gali būti naudingas, jeigu einam tamsiu kažkokiu tai skersgatviu vakare, ar ne, išgirstam už savęs žingsnius, kurie greitėja, ar ne, jie nesustoja mums padidinus žingsnį ir tada mes jau patiriam, ką tai yra, patiriam organizmo atsaką, tai yra reakcija, tai širdis pumpuoja daugiau kraujo, ar ne, pas mus išsiskiria visi tie streso hormonai, paaštrėja klausa, rega, paduodamas yra kraujas ir į raumenis. Tai yra mes tiesiog susimobilizuojam tam, kad būtent galėtume, ar ne, kovoti arba pabėgti iš tos pavojingos tokios situacijos. Bet tai, kaip ir minėjau, tai tas stresas yra daug plačiau negu tai. Tai mažas streso dozės ir tų streso hormonų išsiskyrimą mes patiriam, pavyzdžiui, ir ryte atsikeldami, dėl to, kad mes net negalėtume funkcionuoti
jeigu nebūtų vat, būtent šitų hormonų, ar negalėtume iš lovos atsikelti ir dalyvauti vat, seminare, tai netgi kiekvienas dalyvaujantis vat, šitam pokalbį, net jeigu jam nereikia aktyviai kalbėti ar ne, tik tai klausyti, vis tiek kažkokį tą kortizolio kiekio išsiskyrimą jisai patiria. Tik tiek, kad tie kiekiai yra sveiki, tokie įprasti mūsų kasdieniniam gyvenimui, kurie vat, būtent ir sureguliuoja visus tuos natūralius kūno procesus, o aišku, jau tos vadinamos problemos atsiranda tuo metu, kai mes tą kūno atsaką sužadinamą, tokį padidėjusį patiriam tada, kai jau tai yra, mums, sakykime, tai jau darosi problema, arba tai yra tokiu metu, kai, tarkim, mums reikia eiti miegoti, ar ne, o mes patiriam sužadinimą dėl to, kad mūsų mintise vis tiek yra ta fight or flight būsena, dėl kažkokių fizinių ar tai emocinių dalykų, ar darbų, kur sėdėjom ar neilgai prie kompiuterio ir tenais mūsų galva vis dar verda tos darbinės problemos ir tada jau trinka miegas, mityba ar ne, ir visos kitos natūralios tos organizmo funkcijos. Na, tai iš ties tokia gera mintis ir manau naudinga, jog stresas iki tam tikro lygio ir tam tikrose situacijose mums gali būti naudingas ir jis ir atsirado su idėja, kad jis mums yra kažkuo naudingas, bet tada iškyla tas klausimas, tai kaip tą stresą savyje atpažinti ir kaip atpažinti, kada mums jau reikėtų sunerimti, galbūt ką mums atkreipti dėmesį. Taip, tai čia šitoj vietoj gal, sakyčiau, ir naudinga būtų pakalbėti apie tuos streso tipus, ar ne, kurie galbūt suteiktų tokio aiškumo savyje, atpažįstant, ar ne, po to atpažįstant gyvenimiškose situacijose, kurio tipo stresą aš patiriu, ar ne, ir kiek čia tai žalinga ar naudinga gali būti, nes kartais vien atpažinimas savyje ir supratimas kažkokiu tai reiškiniu padeda mums natūraliai nusiraminti, nes baisiausia yra ta nežinia, kai mes nežinom, kas su mumis vyksta, o kai jau mes suprantam visą tą mechanizmą, tada yra, viskas gali pasirodyti daug paprasčiau. Tai apie tą streso skirstimą, ne, tai natūraliai yra toksai standartinis suskirstimas į trumpalaikį, vidutinio ilgio ir ilgalaikį stresą. Tai būtent ta, kaip čia pasakyti, geriausia dalis, ar ne, tokia naudingiausia, kuri organizmui tikrai yra natūrali, priimtina, tai yra tas trumpalaikis stresas. Jisai, net jeigu pats iš savęs ir nėra kažkoks teigiamas, ar ne, tas sukėlėjas nėra teigiamas, bet organizmui jisai gali būti naudingas. Jeigu tas stresas pakyla, ar ne, tada natūraliai praeina kažkokia tais tą stresą sukėlus situaciją ir tada ir jau pats tas stresas, ar ne, visas praeina mums. Tai netgi kartais mes patys ir, dar ką nepaminėjau, kiek laiko trunka, ar ne, trumpalaikis stresas, tai jisai gali trukti nuo kelių minučių, ar ne, iki kelių valandų, toksai dienos tiesiog eigoje. Ir tą trumpalaikį stresą kartais mes susikeliam savo netgi patys, nežinodami to mechanizmo, kartais galvom, kodėl aš, tarkim, prokrastinuoju atlikti kažkokius darbus, ar ne, kokia nesąmonė, kodėl aš savo taip darau. Tai iš tikrųjų nieko mes nedarom be priežasties ir tam yra priežastis, kad mes gaunam sveiką dozę streso, būtent toj prokrastinacijos pabaigoj, gaunam, tokį, kaip pavadinti, būstą, ar ne, kuomet vėlgi pasidaro aiškesnis mąstymas, mes jau susikoncentruojam, yra lengviau pabaigti visus tuos savo darbus. Tai kartais save netgi taip nesąmoningai įstumėm į tokią situaciją, kad gautume tos papildomos tokios energijos. Tai tam susimobilizavimui gali irgi padėti irgi natūralus kiekis streso, jeigu, tarkim, irgi kitą dieną turim pristatymą, ar ne, ir mums reikia pabaigti kažkokias užduotis, vakare
vat, ilgiau pasėdėti prie tų užduočių ir tas streso lygis mum padeda, vat, nu, neužmigti natūraliai ar ne, nebūti mieguistam, tiesiog va, tie visi hormonai padeda mums natūraliai mobilizuotis. Tada kalbant apie vidutinio ilgio stresą, tai jisai gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Tai gali būti tokie stresiniai periodai, irgi jeigu kalbam apie darbinės situacijas, ar ne, žmogus, tarkim, prarado darbą, vat dabar irgi dabartiniai rinkoje tikrai matosi nemažai, vat irgi tų pavyzdžių, tai galbūt tokia pažįstama kažkam bus situacija ir pasirodo, kad nėra taip lengva, nėra taip greita, ar ne, susirasti vat, kitą darbą ir tai gali, tikėjomės, ar ne, kad tai užtruks, na, užsidėjom savo kažkokį tais laiko tarpą iki mėnesio, ar ne, o matom, kad jau 2, 3 mėnesis to tokio tinkamo, ar ne, darbo su tinkamo atlygiu negaunam, natūralu vėlgi, kas ar ne, kyla tas stresas, kurio jau mes kaip ir nenorėtume, jau tada galbūt ir ieškom tų būdų, kaip su juo kovoti. Arba tai irgi pavyzdys gali būti kažkoksai darbinė situacija, konfliktas ar ne, kuris vat, neišsisprendžia taip greitai ir mes vis tiek turim vat, kelias savaitės su tuo gyventi, kažkaip tais tai spręsti. Ir tada vat, jau ilgalaikio streso pavyzdys, tai būtų iš tikrųjų nuo kelių savaičių iki netgi kelių mėnesių besitęsiantis, tas jau vadinamas ilgalaikis chroninis stresas. Ir būtent na, šitas stresas yra iš tikrųjų žalingiausias ir na, po to dar truputį pakalbėsim, kaip galim ir su juo kovoti ar ne, kokius galim naudoti tuos metodus. Na ir aišku, jo jau sąmoningai reikėtų ir vengti ar ne, spręsti tas situacijas kažkokias ypatingai, jeigu esam toksiniai aplinkoje, kad ir tam pačiam darbe. Tai kuomet ar ne su kažkokiu vidutinio ilgio stresu mes galim susidoroti ir neturėti sveikatos pasekmių ar ne, tai vat jau į tą ilgalaikį stresą, net jeigu vat po to aš išvardinsiu ar ne kažkokius metodus, net jeigu mes juos naudosim, bet jeigu nepašalinsim pačios to streso priežasties, nu, tai natūralu, kad tikėtina neturėsim to gero rezultato, jeigu kalbam vat, konkrečiai apie tokią toksinę aplinką ir kažkokius sunkiai pakeičiamus arba nepakeičiamus stresorius, ar ne, kurie nuo mūsų nepriklauso. Tai va, jo, tai čia toksai būtų tas sukategorizavimas, ar ne? Ir aš nežinau, čia taip kalbu monologu, bet tikriausiai, kad taip natūraliai norėtųsi ir pereiti vat, į tuos įveikos būdus, ar ne? Truputėlį ir pakalbėti, kadangi vat, išsiaiškinom tas 3 tokias streso 3 kategorijas, tai kiekvieną iš jų paliesti truputėlį plačiau. Taip, tai kaip valdyti ar ne tą stresą? Tai tarkim, kalbant ir apie tą trumpalaikį stresą, paminėjau daugiau vat, teigiamus tos aspektus, bet yra atvejų, kada na, ta kūno netgi organizmo reakcija tampa neadekvati situacijai. Va, tarkim, prieš viešąjį kalbėjimą ar ne dabar, jeigu aš jausčiau, kad na, man jau darosi sunku ir kvėpuoti, ar ne, nuo to emocinio tokio sužadinimo, ten galbūt jau trukinėja, dingsta balsas, tai koksai procesas vyksta su mumis ar ne ir kaip savo tokiu atveju padėti. Tai iš tikrųjų egzistuoja toks dalykas kaip antrinės emocijos. Dažnai mes patys to, nu kaip nesuvokdami ar ne, nežinodami to mechanizmo, nejausdami, sukuriame savo antrinės emocijas. Tai tarkim, jeigu aš pajaučiu, ar ne, nes stresas yra tas fizinis atsakas, tai pajaučiau, kad aš jaudinuosi, ar ne, prieš viešą kalbą, pajaučiau tą organizmo reakciją ir tada turėdama va tą nerimą, ar ne, natūralų, aš dar pradėjau galvoti, kodėl aš jaučiu visas šitas reakcijas, man pradėjo kilti pyktis, ar ne, tarkim, kad
čia vat nesąmonė, kodėl aš čia turiu tai jausti, čia dabar aš galbūt nesusitvarkysiu. Ir mes jau tada turim ne tik tai vieną tą normalią reakciją, ar ne, į normalų kiekį streso, nerimą kažkokį tais, bet ant viršaus dar turim ir pyktį, va tą antrinę emociją. Tai šitoj vietoj tiesiog pats to principo supratimas, ar ne, kad aha, man kilo vat nerimas, tada man kilo antrinė emocija pyktis, gali padėti neutralizuoti visą tą situaciją ir tai suprantant, ar ne, grįžti vat po truputį į tą nusiraminimą, suprantant, kas tiesiog su manimi vyksta. Taip pat va šitoj vietoj, jeigu, sakykime, žmogus dažnai nu, patiria tokias padidintas, sužadintas tas emocijas kažkokiai situacijai, į kurią jam kartais tenka atsidurti darbinėje ar ne srityje. Pavyzdžiui, vat, kalbėti prieš, nežinau, įmonė yra virš 100 žmonių ar ne, tarkim, ir jam reikia kažkokius tai pristatymus padaryti laikas nuo laiko. Tai čia irgi gali padėti toksai supratimas, kad netgi ir, sakykime, keta, tai kognityvinė elgesio terapija yra netgi toks metodas kaip exposure therapy. Ir tai kiekvienas ir savo galim tą vat suvokimą prisitaikyti, kad kuo aš daugiau statysiu save į tas situacijas, iš tikrųjų natūraliai ir neišvengiamai mano tas nerimas po truputį mažės. Kodėl taip vyksta? Nes su kiekviena situacija, vat, su kiekvienu viešu kalbėjimu, ar ne, mes susirenkam tam tikrą kiekį informacijos, kaip į mus reaguoja aplinka, ar ne, kokie gali įvykti, nežinau, ne tai, kad nenumatyti, bet jo, kokie gali įvykti atvejai, ar ne, susirenkam visą paletę įvykių, kas ten gali nutikti ir po to jau ten 10 kartą kalbant, ar ne, ar 11, nu jau yra daug mažesnė tikimybė, kad kažkoks įvykis, kažkoks atsitikimas labai stipriai mus nustebins, nes mes jau turim vat, visą tą paletę įvykių. Ir kitas dalykas, mes jau žinom iš tos patirties, kad galim su tuo susitvarkyti. Tai va tas žinojimas, ar ne, net jeigu atsitiks, tarkim, blogiausia vat, situacija, tarkim, aš kalbu dabar su jumis, ir tiesiog užmiršo, ar ne, ir nežinosiu, va toliau nežinosiu, ką pasakyti, nu tai gerai, patylėsiu, galbūt ten užmesiu akį, ar ne, į užrašus kažkokias tai gairias pasidarytas, galbūt jūs kažką tada pasakysit man, ar ne, nu ir natūraliai aš suprantu, kad visi gyvensim toliau, nieko tokio negrįžtamo, ypatingai baisaus neatsitiks. Tai va tiesiog ta exposure terapija, ar ne, tas informacijos patirties susirinkimas apie kažkokią situaciją, natūraliai bet kuriam žmogui tikrai padės ilgainiui ir tai gali būti, kad aišku vienas daug greičiau, ar ne, vat, tas nerimas sumažės ant po kelių tų kartų, kitas žmogus gali jausti ir ten 10 kartų kalbėti ir jausti, kad aš vis tiek turiu beveik tą patį ar ne, tą nerimo lygį, bet, čia jau irgi reikėtų tiesiog, jeigu tas dalykas, ką darom, mums yra svarbu ar ne, tai reikėtų vat irgi nepasiduoti ir taip neįsibrėžti savęs į kažkokį tai rėmą ar ne, kad aš turiu, mano tas stresas turi būti kažkoksai kaip vat kito žmogaus ar ne, nesistengti savęs taip palyginti, nes aišku, mes ir natūraliai turim skirtingai reaguojančias tas nervinės sistemas, ar ne, vieni esam jautresni, kiti esam mažiau jautrus, tai vat čia šitoj vietoj tas palyginimas gali ir nebūti tiesiog naudingas ir duoti savo to laiko, vat tas davimas savo laiko, erdvės ar ne ir galimybės klysti labai nuima tą stresą. Kitas dalykas yra su tuo trumpalaikiu stresu, ar ne, kuomet mes turim vat kažkokį tais įvykį arba va tą pačią viešąją kalbą arba galbūt netgi konfliktą kažkokį, kurį turėjom ar ne, ar ten darbe pokalbį, po kurio mes netgi grįžtam namo ir jaučiam, kad tai yra vis tiek tos organizmo sistemos visos tokios alerte, ar ne, jos vis tiek visos tos raudonos lemputės dega pas mus ir kažkaip tai nei ten miegot nueisi visas toksai, tos mintis vis dar sukasi,
Tai jeigu yra galimybė, nu aišku, jeigu ten nėra 12 jau valanda vakaro ar ne, labai padeda tiesiog sportas. Nes natūraliai, tarkim, bet irgi grįžtant į tuos senus laikus ar ne, tai kuomet žmonės patirdavo tą stresą, bet buvo labai daug fizinio judesio darbo, ar ne, tiesiog tą stresą, nu kaip taip buitiškai tariant, sudegindavom, ar ne, perteklinį tą stresą ir tada vat padėdavom organizmui grįžti į tą natūralų kažkokį tai balansą, natūralią būseną ir dabar, na, kartais mes to nepadarom ir tas stresas va taip dedasi, ar ne, bildinasi. Tai šitoj vietoj tiesiog sąmoningai suprasti, kad jaučiant tą streso perteklių, fizinė veikla padeda, nu, kabutėse, kaip ir sudeginti tą papildomą stresą ir tikrai labai tikėtina, kad tada va tie hormonų tas lygis šiek tiek susinormalizuos, tiesiog va jį pavertus į tą fizinę veiklą. Ir dar kitas toksai irgi sakyčiau, įdomus dalykas, vat pati ar ne, kuomet truputį daugiau prieš šitą pokalbį irgi nėriau į tyrimus, pasižiūrėjau ar ne, nu vat kaip yra tas, mes dabar apie ką kalbėjom ar ne, tai pagrindė yra realus stresas, kažkoks realus stresorius ar ne, bet yra ir kita pusė, kad yra dar tas būtent suvokiamas, tai kaip mes suvokiam stresą ir kaip suvokiam jo pasekmes, ar ne? Pasirodo, kad tai yra nu, ne tik tai toks labai objektyvus dalykas, ar ne, kad žmogus patiria stresą ir netgi jeigu jis patiria ilgalaikį stresą, kad nu, būtinai jam ten sveikata prastės nuo to ir panašiai. Tai pasirodo, tas mechanizmas nėra tikrai toksai paprastas ir labai daug tos komponentų dalies sudaro būtent mūsų suvokimas. Tai pavyzdžiui, Amerikoje buvo atliktas tikrai platus tyrimas apie 30 000 suaugusiųjų, buvo apklausti ir būtent jiem buvo užduoti 2 klausimai. Tai vienas buvo per praeitus metus, ar ne, koksai buvo lygis vat, jūsų patiriamo streso, ar ne, ar jisai buvo žemas, nu, ar ten vidutinis, ar buvo labai didelis. Ir kitas klausimas buvo, ar jūs tikite, kad stresas turi neigiamą įtaką jūsų sveikatai. Taip pat būtent apie tą streso suvokimą. Na ir tada po to apklausimo, ar ne, praėjo 8 metai ir po to 8 metų buvo surinkti demografiniai duomenys apie žmonės, koks tų suaugusių žmonių buvo mirtingumo lygis po tų 8 metų. Ir iš tikrųjų įdomu, ką atskleidė tas tyrimas, kad taip, žmonės, kurie patyrė didelį stresą, buvo natūralu, ar ne, ten 43 berods procentais turėjo didesnę nu, tą mirtingumo tikimybę per tuos 8 metus. Bet kas buvo netikėta pakankamai šitam tyrime, kad tie žmonės, kurie patyrė stresą, tačiau į tą patyrė didelį kiekį streso, bet jie į tą antrą klausimą buvo atsakę, kad nu, jie netiki, kad stresas didelę įtaką turi jų sveikatai. Šitie žmonės ne tik, kad neturėjo didesnės mirtingumo rizikos, bet jie netgi turėjo mažesnę mirtingumo riziką negu tie, kurie buvo atsakę, kad patiria mažą streso kiekį. Tai vat, ant kiek tas tyrimas parodė, ar ne, kad tai kaip, nu, ne tik tai objektyvios sąlygos, su kuriuom mes susidurėm, bet būtent tai, kaip mes savo galvoje procesinam, ar ne, visą tą mūsų patiriamą informaciją ir tai, kuo mes tikim, turi labai labai didelę įtaką būtent mūsų sveikatai. Tai va, nežinau, čia taip daug kalbėjau, ar ne, galvoju, galbūt padaryti tokią pauzę ir gal norėsit įsiterpti. Tai iš tikrųjų labai įdomu ir vat tokie būdai, kaip sau padėti, atrodo tikrai praktiškai panaudojami.
Bet dar vat man tada kyla klausimas, nes yra žmonių, kurie patiria stresą, bet labai stipriai tą neigia. Ir mes Mhm. paklausim, na, aš matau jau ir fiziškai, ir visaip kitaip, kad tu suirzęs. Ir paklausim jų, galbūt tu patiri stresą, galbūt tau reikia pagalbos. Ir na, žmonės, kai kurie galvoja, kad tai galbūt yra kažkoks silpnumo tarsi požymis, arba šiuo metu tiesiog, na, tarsi negali sau leisti patirti tą stresą, na ir neigia. Tai kaip vat tokiu atveju ką daryti? Ar kaip padėti mum tokiem žmonėm? Arba jeigu mes esam tie žmonės, tai kaip atpažinti galbūt tą stresą, kaip sau pripažinti, kad na, jisai yra? Mhm. Taip, tai čia yra labai įdomus iš tikrųjų ir toksai sudėtingas kompleksinis klausimas, dėl to, kad aišku, ir po to šiek tiek vat ir paliesiu, ar ne, vėliau, kuomet kalbėsiu dar apie tuos įveikos būdus ilgalaikio streso. Tai vat kaip ir paminėjot, ar ne, tą neigimą, tai iš tikrųjų yra vienas iš na, mūsų atsparumą mažinančių veiksnių dėl to, kad kuomet mes pats streso patyrimas, kaip ir kalbėjom, yra pakankamai natūralus dalykas. Bet jeigu mes į tai niekaip nereaguojam ir, sakykime, nesukuriam kūnui galimybės pailsėti, vat nepasiimam kažkokiu tais atostogų ar ne, tada vat ir kalbėjau, nėra galimybės tam kortizolio lygiui tiesiog nukristi. Tai vat kas vyksta su šitais žmonėm, tai, kad, nu, sakykime, trumpalaikiam stresui, ar ne, tai pagrindė išsiskiria hormonas, nu, adrenalinas ir vat, kad mes galėtume susidoroti su kažkokia situacija. Bet jau kai kalbam apie tą ilgalaikį stresą, tada vat yra toks lėtesnis to kortizolio, paaukštinto kortizolio kiekio išsiskyrimas organizme ir tai vat gali turėti tas neigiamas ir sveikatos, ir socialinės pasekmes. Tai, na, dabar taip galvoju, ar ne, vienas dalykas, kas šiaip mažina stresą, ir jeigu mes matom artimą kažkokį žmogų, ar ne, kuris su tuo susiduria, galbūt ir tai neigia, arba patys, jeigu na, kažkiek to neigimo turim savy, vis tiek mes galim sau padėti. Tai vienas dalykas yra socialinis kontaktas, apie kurį dar kalbėsim ir vėliau, bet jeigu mes, kad ir patirdami stresą, ar ne, kad ir eidami per tas situacijas, neatsiribojame, o apgaubiam save nuo tą socialinę situaciją, tai gali būti labai įvairu, ar ne, nuo romantinio partnerio, kad išsipasakojimas jam, iki draugų, pažįstamų, netgi darbe pasipasakojimo kažkam apie va tą situaciją, kuri mus neramina, iki gyvūno, kad tiesiog, ar ne, žinom, kad ten mūsų kažkas tai name laukia. Yra įrodyta tyrimais, kad visi šitie socialiniai kontaktai, nepriklausomai nuo to, ar jie va tokie intensyvūs, dideli, ar ne, kažkas mus labai labai supranta, ar tai yra tiesiog gyvūnas, kuris mūsų laukia, jie sužadina serotonino išsiskyrimą, būtent to hormono, ar ne, kuris padeda streso įveikiui, tai jis reguliuoja tą kraujagyslių, ar ne, išsiplėtimą nuo to nesveiko lygio, kuris, sakykime, gali padidinti ir infarkto riziką, jeigu yra tas išsiplėtusios, ar ne, tos kraujagyslės ilgą laiką. Tai vat būtent serotoninas reguliuoja tai ir padeda grįžti į tokią neutralesnę, normalesnę būseną. Aišku, jeigu mes kalbam apie tą nepripažinimą, ar ne, streso, tai tikrai yra sudėtinga, nes kalbant vat apie kitą asmenį, ar ne, kaip mes gerai bematytume, nu, kartais to savo žinojimo, to matymo, mes galim viskas, ką galim padaryti, ar ne, tai būti šalia to žmogaus, papasakoti, paaiškinti jam, kaip mes matom tą situaciją, bet turbūt daugiausia tai palaikymas padėtų ir tas toksai, kad aš esu šalia tavęs, aš padedu tau visą tai, ar ne, per visą tai pereiti, bet jeigu mes vat, pasimsim mano čia dabar tuos punktus, ar ne, kur po to minėsiu ir sakysim, dabar žinok, tu eik pasportuok tenai, ar tu eik čia padaryk meditacijos pratimą, ar ne, ar dar kažką, tai turbūt tam žmogui kils tik tai dar daugiau antrinių
tų emocijų, apie kurias kalbėjom, dar kažkoks susierzinimas, ar ne, kad dar čia judina mane kažkas. Tai aš nežinau, galbūt kažkas irgi turėtų dar geresnį patarimą, ar ne, šitoje vietoje ir kažkokį ir kitą veikos būdą. Man vat kas ateina į galvą, ar ne, labiausiai, tai va tas toksai priėmimas. Ir lygiai taip pat su savim, ar ne? Jeigu mes patiriam ir net, nu, kaip čia pasakyti, turim va tą, gal net tą antrinę emociją jau turim, ar ne, tą susierzinimą tokį, kad, nu, yra vidutinio ilgio stresas ir aš čia kažkaip turiu praeiti per tą etapą, ar ne, ir toksai net nenoras kažkaip gal pripažinti, kad iš vis ta situacija sudėtinga vyksta. Tai duoti sau irgi, na, tiesiog to, kaip čia pasakyti, erdvės su tuo išbūti, ar ne, su tom emocijom, kaip čia pasakyti, duoti laiko suprocesinti jas, apdoroti, įveikti ir, vat, sakau, svarbiausia, neatsiriboti nuo to socialinio rato, o jau jeigu kalbant apie vat, kažkokius ir kitus dalykus, kurie ten tikrai padeda, tai pavyzdžiui, tas gratitude, dėkingumas ar nedėkingumo praktikos, ten dar kažkas, meditacijos, irgi gal šiek tiek ir palikti juos dar truputį tam momentui, kai turėsim tos vidinės energijos, ar ne, savo jau pripažinti, susidėlioti viską ir tiesiog vaduoti tos erdvės, galbūt ir nespausti save, kad vat, aš dabar turiu, jaučiu susierzinimą, nerimą ir pyktį, ar ne, ir dar turiu eiti ten pabėgioti, bet tada gal kažkaip tai, nu, vat, žinant vis tiek tą principą, kaip galbūt tiesiog, nu, žinant, kad ir tas paprastas pasivaikščiojimas, ar ne, žinant tą mechanizmą, kad padės mums truputį sureguliuoti visas tas emocijas, blaiviau pamatyti viską, tai vat tiesiog tokį, kad, nu gerai, aš išeisiu dabar 10 minučių, tiesiog pasivaikščioti be jokio tokio tikslo ar nedidelio, ir tada vat tokiais labai mažais žingsneliais galbūt savo padėti, kurie nebūtų papildomai erzinantis ir dar keliantis daugiau tų antrinių emocijų. Supratau. Tai, na, iš esmės, jeigu mano bendradarbis matau, kad stresuoja, bet truputį tą neigia, tai tiesiog geras pasirinkimas yra kartais būti šalia, kaip suprantu, na, ir kartais nieko per daug ir nepadarysi, kol pats žmogus nenori. Taip, kol pačiam žmogui, ar ne, neateis toks, aišku, visada tas, nu, pozityvus, ar ne, tas nebandymas už kitą išspręsti kažkaip tais jo tos situacijos, bet tiesiog pozityvus žodžiai, pasakymas, ar ne, kad aš suprantu, jeigu tau reikia pagalbos, aš būsiu čia, arba tas pasakymas, kad, na, aš esu ėjęs per kažką tai panašaus, ar ne, toks, vat, galėjimas sureleitinti su tuo žmogum, tai tikrai turėtų, vat, padėti jo, bet nebandymas už kitą kažkaip tai spręsti ir greičiau tų būdų pasiūlyti, nebent to savo resurso pasiūlymas, kažkiek, jeigu tu norėtum, ar ne, jeigu matytum, kad kažkaip tais reikia pagalbos šitoj situacijai, aš žinau gerų būdų, vat, kaip padėti, bet visada žmogui paliekant, ar ne, tą vat, erdvės pačiam nuspręsti, kada jisai nori imtis tos pagalbos. Supratau, tai va, tikrai labai įdomu, nes kartais ir apie save pagalvojam ir girdim daug tų patarimų, kaip padėti savo, bet va, kartais rūpinamės dėl kažko kito ir nežinom, kaip tinkamai prieiti, tai manau labai gražiai paaiškinot, kaip galim tą padaryti. Ir vat, jūs užsiminėt apie tą ilgalaikį stresą ir apie tuos vat, jau savipagalbos gal kažkokius būdus, valdymą. Tai mano klausimas galbūt ir būtų tada, vat, pereikim prie to, kaip ten galima savo padėti, kaip jį valdyti. Ir dar toks klausimas iškilo, tai kada tas ilgalaikis stresas jau pasidaro ilgalaikį, galbūt yra kažkoks laiko tarpas, kada mes jau galim sakyti, kad čia ilgalaikis, nes kartais gal sunku suprasti, tai 2 savaitės ar 2 metai turėtų būti. Taip, tai aišku, dėl to apibrėžimo, ar ne, labai norėtųsi visada gyvenime, labai norisi turėti tokias aiškias tas linijas, ar ne, kur čia kaip kas prasideda ir kas baigėsi,
Tai dėja taip nėra, bet jo, ilgalaikis stresas, na, jisai skaitosi taip nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių ar ne, arba net kelių metų. Na, jeigu tai yra užsibaigė su keliom savaitėm ar ne, nu, galėtume labiau sakyti, kad tai buvo vidutinio ilgio tas vat, streso toksai epizodas. Tai labiau, sakau, tą vat, ilgalaikį stresą gal labiau galėtume vat įsivaizduoti, palyginti per kažkokius pavyzdžius, kad jeigu suprantam, kad nu, visi turbūt esam girdėję tokių pavyzdžių, ar ne, kažkas galbūt ir iš artimųjų skundėsi, kad ten nu, vat yra toksinis vadovas, tarkim, organizacijai ir pastoviai iškyla, jeigu pastoviai kartojasi tos pačios problemos, ar ne, kurios niekaip nėra išsprendžiamos, ta situacija kažkaip tai niekaip nepagerėja ir va tas erzinimas ar ne, taip kaip akmenukas bate kažkoks tai, jis tik tais didina vat, visą tą, didina tą žaizdą. Tai vat tokios situacijos ar ne, kurios neturi aiškios kažkokios pabaigos ir mes net ir pagalvoję, ar ne, jeigu aktyviai galvojam apie tai, kaip, vat, kokia galėtų būti to pabaiga, nu, nelabai net įsivaizduojam, nes jau, tarkim, gal net ir yra daug būdų išbandyta, ten kalbėjimasis, ar ne, kažkoks kalbėjimasis su aukštesnio lygio galbūt žmonėmis, ar ne, nu, ir po to galiausiai viskas grįžta į tą pačią situaciją. Tai kartais tokiose situacijose, aišku, tas vat, vienintelė jau išeitis, nu, kaip yra gerai pasitikrinti galbūt vat, su tuo stresu, ar tai jau yra tokia vidutinio ilgio ar ilgalaikė situacija, kai mes galim savęs paklausti, kas turėtų atsitikti, ar ne, kad ta situacija išsispręstų, kad jinai pasibaigtų. Ir jeigu mes savyje atpažįstam jau tą suvokimą, kad, nu, kas be atsitiktų, nu, ta prasme, nėra tokio varianto, nu, tikrai neateis tas vadovas jau vieną dieną ar ne, po ten 5 ar 6 metų ir turbūt jau turim tą patirtį, kad, nu, nieko nekeičiant, ar ne, nebent jisai, aišku, keičiasi, eina į kažkokius irgi ten mokymus, ar ne, ar daro kažkokią savirefleksiją. Jeigu mes matom lietus, bet žingsnius, kad kažkas keičiasi, tai yra kitaip. Bet jeigu matom, kad ta situacija metai iš metų nesikeičia, užduodam savo šitą klausimą, ar ne, ir tada suprantam, kad atsakymas yra toks, kad, nu, nėra realiai tokio kažkokio aiškaus atsakymo, kas turėtų per 2 ar 3 mėnesius ar ne pasikeisti, kad ta situacija pasibaigtų, tada tikėtina, kad, nu, tas atsakymas yra, kad reikia save tiesiog patraukti iš tos situacijos. Jau jeigu mes negalim niekaip pamatuoti, ar ne, kada tai bus geriau, kokie bus požymiai, kad toje situacijoje kažkas yra geriau ar keičiasi. Bet kalbant dar apie tos vat, ilgalaikius tokius streso įveikos būdus, ar ne, tai jie gal irgi čia noriu paminėti, kad tai nereiškia, kad ugdantis tuos būdus, ar ne, jie padės įveikti, nu, va, tą toksišką stresą. Tai reiškia, kad mes per ilgą periodą tiesiog geriau po truputį pradėsim geriau dorotis, ar ne, su tais vat, mums keliamais iššūkiais. Tai va čia tą yra irgi svarbu atskirti ir aišku, vėlgi, jeigu yra, kaip sakykime, gyvenime, kartais ne tik darbe, bet gyvenime, vat, būna tokių situacijų, taip yra, pavyzdžiui, artimojo slaugimas, ar ne, ta paliatyvi tokia jau slauga, kuomet yra, nu, turbūt jau situacija nėra gerėjanti, ar ne, tenais, jeigu ypač yra senas žmogus, tai yra irgi pripažinta tikrai kaip viena iš tokių ilgalaikį stresą keliančių situacijų. Met mes jau nelabai galim kažko tais, nu, patys iš savęs pakeisti tos situacijos, mes jau tiesiog esam joje, tada vat irgi tie streso įveikos būdai, tie konstruktyvūs būdai gali padėti, ar ne, kada jau mes neturim tiesiog kaip ir kito pasirinkimo. Tai šiandieną aš norėsiu pristatyti tokį SPIRE modelį, kuris yra sudarytas iš 5 dalių.
Ir dar papildyti, nes aišku, tų modelių yra daug tokių, kalbant apie stresą, ar ne, tai aš truputėlį taip sudėjau ir iš savo patirties, ar ne, ir iš tos literatūros tokius svarbiausius tiesiog aspektus, pridėti prie to modelio dar ir kitose literatūrose randamų aspektų ir suformuoti, nu, va, tokį savipagalbos kaip ir paketą, ar ne, kurį naudodami mes galim darytis atsparesni. Tai tas SPIRE modelis yra sudarytas iš tokių 5 dalių, kurias dabar vat ir įvardinsiu, ar ne. Tai pirma dalis yra prasmė, kad ilgalaikiai perspektyvoje, ar ne, kas labai padeda ir padeda vat, su to ilgalaikiu stresu, labiau kažkokiam tokiam situacijom geriau susitvarkyti, kai mes gyvenam turėdami prasmę. Tai tas vadinamasis living with a purpose, kai mes atsikėlę ryte, suprantam, ar ne, kodėl tą darom, turim vieną arba kelis kažkokius tai tikslus, tai gali būti, ar ne, ir šeimos tikslai, nu, vat, dėl artimų, ar ne, kažką padaryti, tai gali būti darbo tikslai, kur mes matom, kad tas ėjimas į priekį yra vertingas, ar ne? Tai va šitoj vietoj, kur žmonės tikrai kartais kenčia labai stipriai, jeigu yra ta darbinė situacija, kur, nu, vat, būtent tos prasmės nejaučiam, ar ne? Ir tai yra kelių metų laikotarpis, tai yra tikrai va toksai vienas iš žalojančių aspektų dėl to, kad mes linkę daug prasčiau susitvarkyti su tuo stresu, tokiu pačiu lygiu streso, ar ne, kurį patiriam darydami kažkokį dalyką, kurį suvokiam kaip nenaudinga, mažai naudinga arba, nu, vat, neprasminga, ar ne, ir galim patirti tą patį lygį streso, bet daryti kažkokį dalyką, kurį matom prasme ilgalaikiai perspektyvoje ir daug geriau visas mūsų kūnas, organizmas su tuo stresu susidoros, ar ne. Tada kitas dalykas, vat, kurį jau buvau paminėjus, ar ne, tai kad problema yra ne tik patiriamas stresas, bet tai, kad dalis žmonių, tarkim, neturi atostogų kažkokių savaitgalių kokybiškų, ar ne, vat save įstumėm į tokią situaciją, kur dirbam kelis mėnesius, galbūt net metus be atostogų ir tada jau koksai prasmingas bebūtų tas darbas, ar ne, vien tas aspektas jau neišgelbės, nes tai yra natūralūs organizmo resursai, kurie yra vėlgi išdeginami, išnaudojami, ar ne, tas kortizolio lygis, kad ir tarkim dėl kažkokių gerų dalykų, gerų tikslų, bet jūs nebenusileidžia, tiesiog jisai jau organizmas gyvena va to įtampai. Tai nėra tokia problema patyrimas streso, problema yra, kuomet negrįžtam į tą balanso būseną. Ir tada trečias dalykas tai yra buvimas smalsiu. Tai buvimas smalsiu padeda irgi, kaip čia, nukreipti į kitą pusę savo va tą fokusą, ar ne? Tiesiog sunku yra būti ir labai stresuotam, ir smalsiam vienu metu, ar ne? Tai domėjimasis kažko jis irgi teikia, ar ne, tuos teigiamus hormonus mums, kažkoksai turėjimas va tų ir hobių, papildomų sričių, ar ne, arba ir tam pačiam darbe domėjimasis kažkokia sritim didina mūsų tuos vidinius atsparumo to resursus. Ir tuomet jau paminėjau, ar ne, pakankamai plačiai, vat jūsų irgi tam klausime santykių sritį, tai būtent santykiai, ar ne, kurie padeda tam serotonino išsiskyrimui, šitą dalyką mes irgi turėtume valdyti, ypatingai jeigu tai yra darbas iš namų kažkoks, ar ne, tikrai galim patirti daugiau neigiamų emocijų, daugiau to streso, neturėdami su kuo pasidalinti, ar ne, ir tada jau save specialiai reikėtų įdėti tokias situacijas, kur mes daugiau galbūt susitinkam su draugais, galbūt kažkur tai sporte ten ar neturim daugiau socialinių situacijų, kad turėtų to socialinio kontakto. Nes labai yra lengva įkristi į tą tokį, vat, kad aš dirbu, ar ne, ten tiesiog viskas kaip ir gerai, bet iš tikrųjų mes tą savo vidinį resursą eikvojam.
Ir tada tas gratitude, tai yra 5 dalykas, ar ne, kurį paminėjau, tai yra turbūt daugam yra girdėti, ar ne, dėkingumo dienoraščiai, kuomet gali būti ir pora dalykų kažkokių, kurių per dieną įsivardinam, ar ne, už ką esam tiesiog dėkingi, ir tai irgi padeda atsverti, sakykime, kažkokius tais neigiamus dalykus, kuriuos patiriam, nes mūsų neleidžiam savo protui, kuris yra linkęs ar ne identifikuoti problemas, identifikuoti, ką reikia spręsti. Neleidžiam vien tik tai į šitą sritį susifokusuoti, ar ne, bet taip pat vat, taip kryptingai nukreipiam, kad turėti to tos kitos krypties, to, vat, kuo mes galim pasidžiaugti, ką mes jau esam atlikę, padarę, ar ne, kuo mes didžiuojamės savimi galbūt, ar ne, arba net visai mažais dalykais pasidžiaugti, kaip kavos puodeliu, tarkim, laukti, ar ne, kažkokio tokio dalyko, kad va, pasidaryti savo ritualą, akimirką, kad va tada ir tada bus tik tai mano tas laikas, ar ne, ten su kažkokiu tais žurnalu ir kava. Nu, čia kiekvienas jau pasirenka, už ką gali būti dėkingas, už kokias mažas ar ne akimirkas, bet svarbiausia, kad mes jas galim proaktyviai susikurti tiesiog, ar ne. Tai nėra tik tais, kad mes turim ieškoti, vat, nu kas čia mano gyvenime įvyko tokio, ar ne, nerandu, kas čia tokio gero, ar ne. Tai yra, kad mes galim tiesiog susikurti va tuos mažus tokius dalykus. Tai man iš tikrųjų, vat, jūsų klausant, kažkaip visą laiką galvoje skambėjo frazė, kurią ir pati bandau vadovautis ir kitiem patariu. Tai kad aš negaliu pakeisti visko, kas vyksta aplinkui mane, bet galiu pakeisti savo požiūrį į tai. Na ir iš esmės, vat, aš manau, kad kiekvienas žmogus susiduria, na, galimai ir net ne savo norų dažnai su tuo stresu, nes tai tiesiog yra, tai ateina, tai yra tai, kas vyksta aplinkui mus kartais. Kartais, žinoma, būna ir viduj, ir mūsų mintise, mes patys galim savo sukelti stresą, bet kartais tai tikrai yra ir iš išorės atėjęs toks tarsi dalykas. Ir vat, labai geri jūsų tie būdai atrodo tuo, kad mes pakeičiam savo mąstymą iš esmės, mes pakeičiam dalykus, kaip mes reaguojam į situacijas, kaip mes tvarkomės su tuo. Ir atrodo, kad tikrai gali padėti. Ir šiaip dabar toks klausimas, čia šiek tiek iš auditorijos ir aš jį dar papildysiu, tai kartais būna, vat, kalbant apie stresą darbe, kad mums tas darbas labai patinka, tačiau jisai mums labai daug resursų iš mūsų paima. Ir vat tada kiltų klausimas, ar geriau rinktis tą tokį mažą streso lygio, bet gal mažesnį apdovanojimo darbą, ar geriau tada jau pasilikti ten, kur aš galbūt patiriu tikrai didelį stresą, bet na, aš turiu labai didelį pasitenkinimą to darbo ir taip toliau. Nes vat, iš auditorijos ir buvo klausimas, ar normalu dėl streso pakeisti vieną darbą kitu, na, tai iš sunkesnį į lengvesnį, nes, na, tarsi jaučiuosi dėl to nevykėlis, bet labai blogai jaučiuosi ir patiriu stresą. Taip, tai labai toks ir įdomus klausimas, ir mes dalį va to šiek tiek jau ir palėtėm, tai prie to ir sugrįšiu. Aišku, kalbant apie konkretaus žmogaus atvejį, čia jau galbūt ir reikėtų, nežinau, tiesiog vat, gal verta pagalvoti apie, ar ne, konsultaciją, kur individualų atvejį tiesiog panagrinėti ir pažiūrėti, vat, iš ko susideda ta situacija, nes tokius bendrinius patarimus labai sunku duoti, nežinant pilnai situacijos, ar ne, bet kaip ir kalbėjom, ar tai yra kažkokia toksiška situacija, kuri tikėtina, kad nesikeis, ar ne, ar tai yra kažkoks dalykas, kuris gali būti sprendžiamas proaktyviu pačio žmogaus, ar ne, proaktyvesniu elgesiu, kalbėjimus, kiek yra bandyta spręsti tą situaciją, kiek jau būdų yra išbandyta, ar ne, ir padaryta, įgyvendinta. Bet šiaip bendrai, ar ne, kalbant, tai stresas nėra toksai dalykas, kurio mes galėtume gyvenime apskritai išvengti, ar ne? Net jeigu ir va tos fizinis patiriamas tas atsakas nėra kartais malonus ir mes norėtume įsivaizduoti, kad va,
jau tada ir tada, ar ne, kai viską ten taip susidėliosiu, aš nebepatirsiu streso, ar ne. Tai iš tikrųjų nėra realistiškas įsivaizdavimas, tą stresą mes tikrai patirsim, bet vat kaip kalbėjau apie tą prasme, kad iš tikrųjų jeigu mes tą stresą patirsim bet kuriuo atveju, ar ne, tai svarbiausia yra suprast, ar tai, ką aš darau, man atrodo prasminga, ar ne? Ir tada vat, jau pagal tai spręsti, nes turbūt ir tam, jeigu yra kažkoks stresinis darbas, ar ne, bet žmogus daro tai tik tai dėl, sakykime, didelio užmokesčio, ar ne, tai tikėtina, kad tas stresas ir nemažės, nes vat, jeigu neturi tos vidinės prasmės suvokimo, kodėl aš tą darau, ar ne. Bet kitas dalykas, jeigu bus darbas mažai, sakykime, mažai streso ten patirs žmogus, bet jisai praktiškai kaip ir nuobodus bus, ar ne, nu toks ir neturės tų sveikų challenge'ų kažkokių, kur žmogus galėtų augti ir vėlgi matyti kažkokią prasme, ar kaip jis tuo darbu padeda kažkam, ar kaip jis kažką naujo padaro. Tai vat šitoje vietoje atsakymas būtų pirmiausia eiti palei tą prasme, o tada, aišku, jau žiūrėti. Vėlgi, jeigu yra netgi prasmingame darbe, ar ne, gali būti vis tiek toksinė situacija, iš kurios galbūt reikės išeiti ir ieškoti kažkokį kitą būdą, kaip tos prasmės ieškoti. Bet iš esmės, tai vat, dėl to nereikia bijoti, ar ne, kad jeigu aš darau, tarkim, aš pradedu galbūt savo veiklą, ar ne, kažkokią tais, ir pradėjus tą veiklą, aš matau, kad patiriu pakankamai didelį streso kiekį, ar ne, nes ir tas yra neaišku, ir tos situacijos neapibrėžtos gal ten yra. Tai nebūtinai yra identifikatorius, kad aš einu blogu keliu, ar ne, dėl to, kad aš patiriu tą stresą. Tai yra identifikatorius, kad aš mokausi, feilinu galbūt kažkurioje vietoje, ar ne, didinu savo tą atsparumą ir vat, nu, šiandien jau nespėjau dar kažkaip, norėjosi paliesti tą atsparumo ir antifragility, ar ne, to tokio netgi sustiprėjimo tas temas, kad vat būtent žmogus patirdamas vis kažkokius tai, ar ne, kad ir tam prasmingam keliui patirdamas kažkokias, kad ir nesėkmes, bet va taip greitai suklysdamas ir vėl tada bandydamas, vėl pasitaisydamas, ar ne, iš tikrųjų jisai stiprėja ir tam ilgesniam periode, ar ne, tas jo streso patyrimo, kaip čia pasakyti, capacities, jisai ne tai, kad patyrimo, bet susitvarkymo su tuo stresu capacities didėja. Tai nebūtinai yra indikatorius, kad tai yra blogai. Tai tarsi girdžiu, kad būtent kalbant apie darbą reikia tokio, na, kaip ir balanso, ar ne, na, kad tai turi būti man įdomu, bet iki tam tikros ribos, nes, na, jeigu patirsi per didelį stresą, kaip sakoma, persipildys tą taurę. Taip, jeigu jau ten, kad ir įdomu, bet nėra galimybės nei atostogų pasimti, nei kažkaip kitaip atitrūkti nuo tų visų stresų, tai aišku, tas jau, sakau, prasmingumas tokiu atveju neišgelbės, ar ne, reikia tikrai tą balansą palaikyti. Tai matau, kad mums atliko 5 minutės, tai galbūt pabaigai tiesiog ir norėčiau jūsų paklausti, kokia būtų gal jūsų tokia žinutė auditorijai, kalbant apie stresą, nes na vis tiek turim tokią prasmingą dieną šiandien ir norisi ją užbaigti tokį tarsi palinkėjimu. Tikriausiai palinkėjimas ir būtų tai, apie ką dabar ir šnekėjom, ar ne, paskutinės tas temas. Aš labai linkėčiau kiekvienam atrasti tai, kas jam atrodo prasminga, ar ne, nebijoti per daug to streso, nebijoti klysti, ar ne, bandyti klysti, didinti tą savo atsparumą ir tokiu būdu, ar ne, dorotis tiesiog su tuo stresu ir labai, aišku, įsiklausant ir stengiantis būti nuoširdžiam su savo tom
kūno, ar ne, su tom emociniam reakcijom ir tokiam supratingam savo, ar ne, labai stengtis pajausti tas akimirkas, kada, nu gal reikia tą stabdį šiek tiek paspausti, ar ne, ir tam gyvenime, nu turbūt be mūsų irgi neatsitiks kažkas tokio, ar ne, nesam tokie jau nepakeičiami, tai tą stabdį paspaust ir po to vėl grįžti su visom jėgom ar ne į tai, ką matom, ką darom, kas yra prasminga. Taip, tai aš prisidedu prie šito palinkėjimo ir tuomet ačiū Jums labai, Evelina, kad šiandien pasikalbėjot su manimi, kad taip įdomiai papasakojot auditoriją apie stresą. Ir noriu palinkėti tiek Jums, tiek mūsų visiems žiūrovams ramios dienos be streso ir atrasti gyvenimo dalykų, kurie mus džiugina. Visi psichologai.lt padedame jaustis geriau.